2008 metų Prius. Kaina 5 ar net 6 tūkstančiai eurų. Tuo pačiu metu gali nusipirkti 3 litrų dyzelį su 220 tūkstančių rida už panašią kainą. Komfortas – kitas lygis, garsas – kitas lygis, važiavimas irgi kitas lygis. Tai kodėl Prius tiek kainuoja? Nes tai ne mašina, tai aparatas, skirtas spausti centus iš kiekvieno kilometro. Bolt, Volt ir taksi. Mieste 4-5 litrai. Stovi kamštyje, nedegina kuro, variklis paprastas, hibridinė sistema patikrinta laiko. Va su šito bairiu galite padaryti įspūdį panom. Mažutė mes dabar važiuojam ant elektros. Žmogui, kuris skaičiuoja pelną nuo kilometro, čia tobula sistema. Bet dabar kita pusė. 400 tūkstančių kilometrų mieste tai ne tas pats, kas 400 tūkstančių magistralėje. 14 valandų pamainos, nuolatinis stabdymas, važiavimas per duobes, salonas matė daugiau gyvenimo nei kai kurie barai centre. Kavos dėmės, česnakinio padažo aromatas ir sėdynė, kuri tikrai nebuvo skirta tik vienam savininkui. Tu perki ne patikimą Toyota, tu perki mašiną, kuri 5 metus dirbo be poilsio. Ir dar vienas momentas, apie kurį niekas garsiai nekalba. Paklausa didelė, pasiūla ribota. Perekupai tai žino. Jeigu 20 žmonių ieško ekonomiškos mašinos darbui, kaina kyla. Čia ne emocijos, čia rinka. Todėl Prius Lietuvoje laikosi. Ne todėl, kad jis gražus, ne todėl, kad jis smagus, o todėl, kad jis uždirba. Bet jeigu tu neplanuoji su juo dirbti, gal tu tiesiog moki už kilometrus, kurie jau atidirbo savo darbą.